Sveiki visi, labai džiaugiuosi, kad taip gausiai jūsų užsiregistravo į šios dienos renginį. Aš esu Alvyda Palaimaitė ir sveikinu visus susirinkusios į Lima, pirmąjį šio rudens renginį. Tema Digital Marketingisto karjera, atsakomybės ir galimybės. Šiandien turėsime diskusiją ir Lima sertifikavimo kursų pristatymą, bei kartu atliksime testą. Taigi, kol laukiu jūsų visų prisijungiant, noriu pristatyti ir pakviesti į didžiausius Lima šio rudens renginius. Tai jau rugsėjo 27 dieną kviečiame jūs atvykti į Kauną ar stebėti internetu Lima Day konferenciją skirtą Data Driven Marketingo temai. Spalio 23 Lima Day konferencija skirta metiniam pardavimam ir išpardavimam vyks Šiauliuose ir internetu, o net 15 konferencija, kurios metu švęsime 20-ąjį Lima gimtadienį, didžiausia metų marketingo šventė Lima Day Lietuva šiais metais vyks lapkričio 21 dieną Litexpo Vilniuje ir internetu. Šių metų tema, žinoma, jubiliejinė yra The Growth. Ir negaliu nepaminėti vieno svarbiausių šių metų renginio arba kursų pristatymo, tai yra nuo spalio 4 dienos, jau 9 kartą startuoja Lima Digital skaitmeninio marketingo valdymo kursai, kuriems šis renginys ir skirtas. Taip pat šį ketvirtadienį turime nemokamą ir atvirą renginį visiems, kurio metu kartu ruošimės kalėdoms ir rinksime kalėdinės dovanas savo klientam ir partneriam. Tai yra dovanų marketingas 24. Taip pat šiais metais iš viso turime per šios ateinančius 3 mėnesius net 40 profesinių networkingo renginių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje bei internetu. Tai tokios kaip praktinės sesijos apie tai, kaip išnaudoti vartotojų generuojamą turinį ir kaip efektyviai komunikuoti LinkedIn'e. Ar, pavyzdžiui, tokie networkingo renginiai kaip Lima narių pietus, filmo Madame Kliko peržiūra, online speed networkingas ir daugybė kitų progų susitikti. Ir jeigu dar nesate Lima nariu, šiandien yra puikiausia proga jo tapti. Taigi visa informacija apie Lima renginius, narystę ar sertifikavimą rasite lima.lt puslapyje. O dabar matau jau gausybę jūsų prisijungiant, taigi startuoju su renginiu ir į virtualią sceną noriu pakviesti Lima Digital kursus pristatyti. EduMint bendraįkūrėja, Lima Vilniaus skyriaus tarybos narį bei Lima Digital kursų lektorių Domantą Ševinską. Ir po pristatymo Zoom'e kviesime atlikti greitą skaitmeninio marketingo žinių pasitikrinimo testą. Taigi linkiu sėkmės ir įdomaus pristatymo, po jo iš karto diskusija Digital Marketingisto karjera, atsakomybės ir galimybės. Taigi kviesime pasilikti. Taigi, Domantai, scena tavo. Labas visiems, sveiki visi sugrįžę po vasaros. Tikiuosi visi gerai pailsėję ir dabar su tokiu pat dideliu įkvėpimu startuoti naują darbo sezoną kaip ir aš. Įsivažiuoti gal nėra labai lengva, bet tos vidinės energijos daug yra, tai bandysim dabar čia visą šitą dalyką sujungti. Ir man atrodo labai geras ir didelis dalykas yra startuoti su tokiu aišku labai planu, kaip mokysim, kur augsim, kur tobulėsim. Ir man atrodo, kad Lima Digital kursai yra vienas iš nuostabesnių dalykų, ką mes tikrai esame sukūrę Lietuvos rinkoje, taip nuosekliai, prasieiti per visus svarbiausius skaitmeninio marketingo kanalus, ne tik pačius kanalus, bet ir į tai pasižiūrėti ir strategiškai. Tai labai tikrai didžiuojuosi, būdamas šitos programos dalimi ir nuo pat pradžios, 9 kartą jau su juo startuosim. Keitėsi, vertėsi per galvą, taikomės visą laiką prie rinkos, prie visų dalykų, kurie nuolatos keičiasi, bet dėl to, man atrodo, šitie kursai ir yra be galo svarbus ir reikalingi realiai kiekvienam marketingistui. Nors kartais sakom, ir čia šiandien diskusijoje šiek tiek gal tik kryptis bus apie skaitmeninio marketingo specialistus, bet iš tikrųjų skaitmeninio marketingo disciplinos yra privalomos kiekvienam marketingistui.
Ir ypač ši programa, kurią mes dabar, paskutinės versijos, kurias mes esame padarę, tai jos yra labai puikiai, man atrodo, subalansuotos tam, kad iš jų pasimtų labai daug ir tie žmonės, kurie dirba hands-on su skaitmeniniu marketingu, kuriems patiems kiekvieną mielą dieną reikia tvarkyti kanalus, kurti turinį, leisti reklamą ir panašiai, bet taip pat ir tiems, kurie patys tų būtiškai tariant mygtukų nespaudo, bet dirba su agentūromis, su freelanceriais, galbūt turi po savimi komandoje žmonių, kurie daro šitos dalykus. Taigi labai daug ir tokių strateginių dalykų apkalbam. Tai labai džiaugiuosi, būdamas šitos programos dalimi ir labai didžiuojuosi. Ir kad neužsikalbėčiau labai stipriai, gal tiesiog šoku tiesiai į skaidres ir juose turim labai struktūruotai gražiai papasakoti jums dalykų apie šią nuostabią programą. Tai apskritai, Lima organizuoja sertifikavimo kursų keletą, apskritai, Lima ne tik tai, kad sertifikavimo kursus organizuoja, bet viena iš Limos misijų labai svarbių yra rūpintis Lietuvos marketingo specialistų kompetencijomis, taip kad mes būtumėm stiprus ir būtumėm stiprus ne tik tai žiniomis, kurios iki mūsų ateina, bet kad ir pasitikrintumėm, ar tos žinios pas mus galvoje lieka ir jos yra paskutinės. Tai realiai yra netgi 3 skirtingi lygmenys. Turime Lima Digital kaip tokį pirmąjį lygmenį skirtą su marketingu tiesiogiai dirbantiems žmonėms. Tuomet yra Lima Pro, kurį turiu pasidžiaugti, visai neseniai pasibaigiau su paskutinė grupė. Labai rimtas reikalas, irgi labai rekomenduoju, bet tam šiek tiek atskirą tikrai susitikimą turėsim. Ir tuomet tiems, kurie jau yra su daugybė patirties marketingė, tie, kurie turi pasibaigę mokslus su to susijusius, yra sertifikuoto marketingo profesionalo arba SMP, prie daugybės mūsų narių dabar jau vardo pradeda vis dažniau matyti, toks galima sakyti klubas pačių aukščiausių marketingo specialistų, kuriem turim irgi atskiras vertes, irgi apie tai pasikalbėsim. Bet tokį pradžią norėjau tokio bendro vaizdo jums suteikti, kiek pas mus visko Limoje vyksta. Ir dabar pasikalbėsim, labai stengiamės padaryti skirtingas vertes visoms tokiam 3 dimensijoms. Tai norime ne tik tai patiems žmonėm, kurie mokosi, lanko kursus, taip pat ir pačiam verslui, kuriam dažniausiai žmonės atstovauja, ir taip pat pačiai profesijai. Pasidalinsim su jumis skaidrėmis, tai aš šitų dalykų, kurių kolegos labai nuoširdžiai surašė, tiksliai jums neskaitysiu, bet labai kviesiu dar kartelį persiskaityti tie, kurie esate susidomėję ir renkatės dabar iš skirtingų erdvių, kur mokytis. Taigi, o mes dabar pasikalbėkim, šiek tiek sulįskime giliau į Lima Digital kursą, be skaitmeninio marketingo valdymo sertifikavimo, kuris prasidės spalio 4 dieną, tai turim dar šiek tiek laiko pamastyti, apsispręsti ir užsiregistruoti ir pasiplanuoti savo gyvenimą. Tai pirmas pagrindinis akcentas, kurį noriu padėti, tai kad šitas kursas yra paruoštas pagal tarptautinius marketingo kompetencijų standartus. Tai buitiškai tariant, jūs gausite diplomą, kuris bus ne tik tai Lietuvoje pripažįstamas ir suprantamas, bet su juo bus galima keliauti po Europą ir ieškotis darbo, nežinau, dirbti Ispanijoje ar Italijoje ar kitame mieste ar kitoje šalyje, kur jums patinka ar kurioje galbūt turite ambicijų. Ir kas yra, man atrodo, labai svarbu, tai kad tas diplomas, kadangi jis yra tarptautinis, jis yra pripažįstamas skirtingose šalyse ir taigi atsivežti ne tik tai Lietuvos reputaciją, bet ir realiai Europos marketingo konfederacijos suteikti pripažįstamą diplomą. Turime daug skirtingo tipo paskaitų ir mokymusi. Man bent jau tas labai padeda, nes aš rutinos nelabai mėgėjas, tai man toksai skirtingas būdas mokytis yra labai naudingas. Tai turėsime kai kurias paskaitas, kurios reikalauja labai gilaus supratimo su gyvais lektoriais, susitiksime ir realiai beveik visą dieną kartu praleisime Vilniuje Gedimino prospekte, taigi tai bus ir labai didelis puikus šansas ir su kolegomis kartu pabūti, galbūt vyno išeiti kartu po tos paskaitos pabaigoje. Dalis paskaitų, kurios reikalaus šiek tiek mažesnio įsitraukimo, arba jas galima šiek tiek sutrumpinti, jos bus vakarinės, online, taip pat praktinės sesijos, ir tai reiškia, kad tie, kurie būsite net ir ne Vilniuje, galėsite puikiai sudalyvauti. Į pirmojo tipo paskaitas, kur minėjau Gedimino prospekte, kur jūs labai kviesim atvykti tik iš visos Lietuvos, jos nevyks labai dažnai, tai bent jau mes Lima Pro grupėje labai puikiai suvažiuodavo žmonės ir tikrai būdavo labai smagu pasimatyti visiems gyvai, ne tik taip per kameras.
Žinoma, vyks labai daug savarankiško mokymosi, nes visi lektoriai pateikia pakankamai daug medžiagos papildomą mokymuisi, kiekvienas susidės akcentus tiek, kiek jums yra svarbu. Ir žinoma, kad visos paskaitos bus įrašytos tam, kad galėtumėt pasižiūrėti, jeigu ar vyksta darbai, ar vyksta gyvenimas, ar vyksta šeima, ar galų galia tiesiog informacijos bus tikrai labai labai daug, tai tikrai labai norėsis ją dar karts nuo karto atsisukti, pasižiūrėti, galų galia net ir ruošintis pabaigoje esantiems egzaminams. Taigi, mokysitės iš pačių geriausių lektorių, bus virš 100 akademinių valandų puikios parinktos praktinės medžiagos. Taip pat beje, tuo metu, kol mokysitės Lima Digitale, papildomi su mūsų tema susiję renginiai Limoje, net jeigu nesate Limos nariai, jūs gausite juos kvietimus. Ir aišku, pabaigoje turbūt smagiausia dalis, kurios aš irgi visą laiką labai laukiu ir pats stengiuosi sudalyvauti, paspausti ranką, kartu nuotrauką pasidaryti, tai yra diplomų įteikimai. Jie visą laiką vyksta per kurį nors iš artimiausių po kursų pabaigimo didelį renginį, tam, kad tikrai sulauktume daug plojimų ir galėtume dar kartelį pasidžiaugti užsilipdami ant scenos. Kalbant apie kursų struktūrą, tai turėsime realiai 2 dalis. Tai bus teorinis modulis, mes jį taip vadinam, nors iš tikrųjų paskaitos visos yra labai stipriai iliustruojamos pavyzdžiais ir praktiniais dalykais, bet turime omenyje, kad tai yra paskaitos tuomet, kada klausome lektoriaus, diskutuojam, bendraujam, bet dėmesys pagrindinis būna į lektorių. Ir tuomet yra praktinis modulis, tuomet jūs dirbate beveik visiškai savarankiškai, šiek tiek su pagalba iš mūsų. Tai reiškia, jūs pasiruošite rašto darbą, pasirinktą temą, dirbate kartu su savo organizacijos keisu ir tai iš vienos pusės yra jums jūsų žinių įtvirtinimas, įgilinimas ir pasitikslinimas tų vietų, kurios galbūt tuo momentu dar buvo praleistos, iš kitos pusės ir labai didelė vertė jūsų organizacijai, kuri turbūt neretu atveju negi apmokės jūsų šitos kursus, tikėkime, ir tai jūs iš karto išsinešite šitą temą, šitos dalykus kaip planą, kaip patobulinti jūsų organizacijos, kurioje jūs dirbate skaitmeninio marketingo taktikas, kanalus, galbūt įsivesti naują kanalą, galbūt patobulinti tas, kuris jau yra ir ne iki galo jums neša rezultatus, arba tiesiog matote jame didelį potencialą. Dar šiek tiek konkrečiau apie programą kalbant, tai skirstome programą į tokius etapus. Tai pasikalbam apskritai apie marketingo pagrindus, nes suprantam, kad dalis iš jūsų ateis jau su marketingo patirtimi, bet kai kuriems tai marketingas yra pakankamai nauja šviežia dalis. Tai tokį intro kursą būtinai pasidarom tam, kad apskritai suprastumėm, apie ką yra marketingas, kad ne tiek gal suprastumėm, kiek gal būtumėm on the same page, kad visi būtumėm vienodame starte, tam, kad galėtumėm paskui kalbėtis jau apie skaitmeninę marketingo kanalus. Tada pasikalbėsime apie marketingo kampanijų planavimą skaitmeninėje erdvėje, apie vartotojo pažinimą, kas iš tikrųjų yra turbūt visose įmanomose marketingo srityse vienas iš pagrindinių smuikų griežiančių aspektų. Mes pirmiausia turim pažinti klientą ir tik tai paskui galime daryti kažkokius tai veiksmus, tikėdamiesi iš to kliento kažkokio atoveiksmio. Labai svarbi dalis socialinių, apskritai visame skaitmeniniame marketinge yra apie turinio kūrimą pasikalbėti. Ir tuomet kalbėsim apie skirtingus kanalus ir kiekvienam skirtingam esminiam Lietuvoje reikalingiausiam marketingo kanalui mes paskirsime po vieną gerą paskaitą su tos srities specialistu. Tai kalbėsime apie socialinius tinklus, apie mokamą reklamą, apie Meta Adsus ir Google Adsus, tai pagrindiniai dalykai, kurie pas mus veikia, apie Search Engine Optimization ir apie marketingą elektroniniais laiškais. Tai iš karto pabrėžiu, kalbėsime ne tik tai apie newsletterius, kurie yra labai labai maža email marketingo dalis, bet ir apie įvairias automatizacijas ir panašiai. Kalbėsime taip pat apie dirbtinio intelekto įrankius, apie tai, kaip jie mums dabar padeda, ar gal kartais netgi kaip tik tai tam tikrų iššūkių sukelia, ir kaip keliauti su šituo nauju įrankiu, kuris pas mus realiai visus kanalus dabar ateina. Kalbėsime apie svetainės optimizavimą, nes bet kuriuo atveju mes, kad ir kokius marketingo kanalus darytumėm, vis tiek dažniausiai kliento kelionė baigėsi mūsų interneto svetainėje. Ir tuomet viską bandysime apjungti duomenų analitiką. Tai iš visų tų skirtingų kanalų pas mus ateina labai labai daug informacijos, labai daug skaičių, mums reikia visą tai suprasti, sudėti vieną vietą, suprasti, kas persidengia ir ką mums tie skaičiai sako. Tai daugelis marketingistų tikrai bent jau už to, kiek man tenka su jumis susidurti labai dažnai būna tokia dalis, kur, gal čia sunku, gal čia net ir norisi nuo to šiek tiek pabėgti. Tai Radvilas labai puikiai, labai švelniai pabandys jūs įvesti ir padėti susidraugauti su tais skaičiais.
Na ir galų gale bus pasirengimas egzaminams, tai irgi tam turėsim atskiras sesijas kartu su manim ir su kitais lektoriais. Trumpai noriu supažindinti jūs su lektoriais ir su jų veidais. Beveik visus jau turim, su kai kuriais dar paskutinis rankų sukirtimas vyksta, nes nuolat atsinaujiname komandą. Bet pirmiausiai pradėsite pažinti su marketingu, su daktarė Indre Pikturnienė, su Mariumi Marčenkovu pasikalbėsime apie planavimo kampanijų. Radvilas Šeputis papasakos apie duomenų analitiką, apie kurią minėjau, kuri bus desertui, o pradžioje pakalbės apie vartotojų pažinimą. Turbūt jau jaučiat, kad labai susiję dalykai duomenys ir pažinimas vartotojo, nes iš duomenų sprendžiu. Apie skaitmeninio marketingo dirbtinį intelektą jums papasakos staigmena. Laura Domarkė papasakos apie prekės ženklų turinį skaitmeninėje erdvėje ir kampanijų planavimą. Apie socialinių medijų planavimą papasakos Gintarė Surgutanovienė iš SuperU, kuri turbūt visus kanalus labai gerai pažįsta, nes praėjusi nuo pačios administravimo iki paties viršaus dabar būdama direktorė skaitmeninių kanalų administravimo. Papasakos šis ponas, kuris dabar jums daro pristatymą apie skaitmeninio marketingo reklamą Meta Ads kanaluose. Dar vieną paslaptį jums papasakos apie Google Ads reklamą. Matas Pocius, mūsų Lima aktyvus kolega elektroninių laiškų marketingą. Simas Šarmavičius, labai stiprus SEO specialistas, labai didžiuojamės, kad jis yra mūsų komanda, papasakos apie savo temą. Ir pabaigai turėsime praktinį modulį. Taigi pasirinkti realiai įmoniai paruošite labai konkretų planą, kaip vieną konkretų pasirinktą kanalą jūs galėsite patobulinti. Tai bus taktinis planas, gal strateginių planų šiek tiek būtų drąsu įvadinti jūsų apimčiai, bet jisai bus labai stipriai naudingas, nes labai konkrečiai žinosite, kokius sekančius žingsnius daryti po šitų kursų pabaigimų. Taigi, kursai vyks spalio 4, kovo 20 dienomis, taigi pakankamai ilgas laiko tarpas, išsidėlioja tos paskaitos, stengiamės padaryti taip, kad ir nepasimirštumėt, bet tuo pačiu ir spėtumėt dar gyventi savo likusį gyvenimą, kuris visiems yra labai intensyvus. Turėsime 4 gyvas pusės dienos sesiją Vilniuje ir 26 vakarinius susitikimus internetu. Čia tiesiog bendram jūsų jausmui, kokiu intensyvu vyksta paskaitos, dabar nestoju prie šitos skaidrės ir tiesiog kada gausite skaidrės, galėsite pasižiūrėti šiek tiek, kaip visas tas grafikas atrodys. Ir čia noriu tiesiog dar pasidžiaugti, kadangi kursas vyksta jau 9 kartą, jau 9 grupę renkamės. Tai yra daugybė organizacijų, su kuriomis esame bendravę ir iš kurių girdime labai aiškiai, kad šituose kursuose tikrai yra ta medžiaga sudėta, kurios reikia mums kasdieną, kuri yra reikalinga praktikoje ir kad žmogus pabaigęs šitos kursus, turėdamas tą diplomą, kad jis iš tikrųjų yra pasirengęs dirbti su marketingu ir turi pakankamai ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių tam, kad galėtų įgyvendinti tuos veiksmus savo darbo vietoje. Tai čia, žinoma, tik tai tokia pradinė dalis, bet mūsų tų artimiausių, mylimiausių partnerių, kurie sakė, taip, mes tikrai palaikom šitą visą programą arba netgi yra tiesiogiai prisidėję prie programos organizavimo. Taip pat turime didžiulę grupę žmonių, kurie jau yra pabaigę šitos kursus, beje, galite drąsiai, jeigu matysite LinkedIn'e kokios nors bičiulius, kurie yra pasibaigę jau šitos kursus, dažniausiai žmonės apie tai tikrai pasidžiaugia LinkedIn'o profilyje, labai drąsiai jiems galite rašyti, paklausti, kaip jiems sekėsi, galite rašyti ir man, galime irgi drąsiai pasikalbėti, jeigu nedrįsite šiandien užduoti klausimo. Tai kaip matot, jau netoli 400 žmonių yra, kurie turi mūsų šitos diplomus ir yra pabaigę šitos kursus. Atsiliepimus paliksim pasiskaityti savarankiškai, o ką labiausiai kviečiu pasidaryti, tai jeigu dar turite kokių nors klausimų ir norite asmeniškai ramiai pasikalbėti su Dovilė, su mūsų sertifikavimo kursų pagrindinė vadovė ir organizatorė, tai čiupkite jos kontaktą arba atskanuokite dabar QR kodą ir iš karto galite bukinti susitikimą su ja, pasimatyti, pasiskambinti per Zoomą ar telefonu ir visus klausimus išsiaiškinti. Tikrai skirsime jums dėmesio, atsakysime visus klausimus, kad dalyvautumėte jau užtikrinti, kad tai yra pati jums geriausiai tinkama programa. Perduodu savo mikrofoną, perduodu žodį toliau. Turbūt, kad Alvydė man žodį dabar perims. Taip, ačiū, Domantai.
Nuostabu vėl tave girdėti. Ir matome, kad dalyvių tik daugėja. Taigi, ačiū tau už pristatymą. Tikiuosi, kad dalyviams sekėsi ir džiugiuosi visai neblogai su testu. Jeigu turite klausimų ar kažkokių idėjų, ar kažko abejojate, tai drąsiai pasikonsultuokite su Lima sertifikavimo komanda. Dovilė yra pasiruošusi padėti. Turime karjeros konsultaciją. Tai vat, tai susiekite su mumis. O dabar toliau programoje diskusija Digital marketingistų karjera, atsakomybės ir galimybės. Ir virtualią sceną po truputį kviečiu diskusijos dalyvius. Tai yra S&P Swedbank pardavimų valdymo rinkodaros departamento direktorius, metų CMO 24 Ąžuolas Zubkonis. Plojimai. Sveiki. Laisvai samdoma socialinių tinklų marketingo specialistą Lima Digital kursų alumnė Indrė Šekienė. Indrė, plojimai tau. BPN Intense klientų vystymo vadovas, Lima Digital kursų lektorius Marius Marčenkovas. Mariui plojimai. Ir S&P buvusi ilgametė kūrybos agentūros vadovė, marketingo konsultantė, Lima Digital kursų lektorė Laura Domankė. Taip, virtualūs plojimai ir Laurai. Ir diskusiją bandysime perkelti dvi dalis, galima, gal jinai taip ir natūraliai susidės. Ir pirmiausia, norėsime padiskutuoti, kokių skaitmeninio marketingo žinių ir kompetencijų labiausiai trūksta šiandien Lietuvoje. O antroje dalyje pabandysime atsakyti, kokio tipo organizacijose jų semtis yra geriausia, norint pasiekti tos sėkmingos digital marketingo karjeros. Ir su mumis yra labai skirtingos patirties diskusijos dalyviai, labai labai svarbi jūsų patirtis. Primenu, kad kviečiame ir jūs pačius užduoti klausimus. Tai galite padaryti chat mygtuko pagalba, o aš juos įgarsinsiu. Ir pirmiausia, mums tai labai labai gerai žinomi dėstytojai ir marketingo profesionalai, bet galbūt ne visiems klausytams. Taigi, pirmas klausimas kiekvienam. Kokiagi jūsų karjeros istorija ir kiek šiandien kiekvieno iš jūsų darbo dienoje yra digital marketingo? Tai Ąžuolai nuo tavęs. Apie karjeros istoriją ar apie digital marketingą? Tai karjeros istorija trumpai, nes vėlgi, kadangi mes turime labai daug ir studentų, ir norinčių keisti, arba norinčių daugiau sužinoti apie digital marketingą, tai norisi įkvėpti ir parodyti, kad visi ekspertai kažkur pradėjo. Taip, tai aš pradėjau labai toli nuo digitalo, pradėjau kaip pardavimų projektų vadovas Swedbank'e, buvau atsakingas už pardavimų vystymą, bet labiau netgi, kadangi prieš 12 metų, tai labiau fizinėse kanaluose, ne digital kanaluose. Bet žingsnis po žingsnio, truputėlį kaip ir kitos įmonės, mes pradėjome eiti į online. Labiausiai, aš sakyčiau, gal prisidėjau prie vystymo elektroninių kanalų iš tiesioginės rinkodaros pusės, formuojant elektroninius laiškus, kas irgi yra digital marketingo dalis, visą tą logiką, kaip užkurti ir tos vadinamosios life cycles. Na, o dabar, tai jeigu taip pasižiūrėjus, kiek užima, sakyčiau, pusė viso mūsų veiksmų, pusė biudžetų, daugiau negu pusė kompanijų. Tai viskas keliauja į digitalą. Ir pagrindinis dalykas, apie kurį mes kalbame, nes jis yra lengviausiai išmatuojamas, yra būtent digital dalis. Mhm. Taip, ačiū. Laura? Labai geras klausimas, aš žiūriu, fainai, seniai apie tai buvau šnekėjus. Iš tikrųjų, mano karjera prasidėjo jau labai metų atgal, bet aš tokį labiau crazy buvau, aš į ten iškart papuoliau, kur dabar esu, bet neplanavau tenais būti, tai aš atkeliavau į įmonę, kuri man padavė su tokiu turbūt pasitikėjimu į priekį 11 brandų, 1000 SKU, didmeną, mažmeną, darbą tiesioginį su gamintojais kosmetikos produktų ir po 3 mėnesių darbo marketinge aš jau turėjau pristatinėti ten strategijas ir apsiginti gamintojams. Tai toks, per metus išmokau labai daug, bet ir nebuvo jokio žmogaus, kas iš tikrųjų perduotų ir išmokytų. Tai reiškia, kad tokia
nuo pirmų klaidų paleidus spaudą su gramatinė klaida pirmam žodį, be abejo, klasika, iki tikrai tokių labai labai didelių pamokų savo kailiu su labai didžiuliu informacijos kiekiu. Taip. O kaip atsidūrei ir kaip sugalvojai kurti pati kūrybinę digital agentūrą? Gal kažkaip labai viskas natūraliai susidėliojo. Na, po šito darbo sekė dar keli darbai ir ta patirtis augo ir neplanavau aš agentūros atidarinėti, kada buvo atidaroma drama. Planas buvo tiesiog būti frylikais po vienu prekės ženklu ir teikti freelanco paslaugas, nes buvom tarpusavį susidirbę. Ir tik po 1,5 metų dramos atidarimo mes supratom, kad turim mes tą reklamos agentūrą. Tai čia toks irgi savotiškas tos pamokos buvo. Bet tiesiog natūraliai susiklostė, nes pačią specialybę labai pamilau. Ir buvo įdomu, natūralu, labai daug žinių, nuolatos mokaisi, augi, tada atėjo noras tom, jau mačiau ir matėm, kad galim jau kažkam tą paslaugą pasiūlyti, kam reikia, už geras sąlygas ir buvo įdomu dirbti su skirtingais prekių ženklais. Tai natūraliai gimė ta agentūra. Na, iš pradžių freelancerių projektas, po to agentūra, ir visa kita. Supratau, labai įdomu, dar pakalbėsime. Indrė, tavo istorija. Tai mano istorija prasidėjo iš tikrųjų galbūt ne taip ir seniai. 2018 metais aš baigus dar studijuodama, beje, politikos mokslus studijavau, bet pagalvojau, kad noriu įsibandyti save kažkaip šiek tiek galbūt kitoje srityje ir įsidarbinau viešųjų ryšių ir komunikacijos agentūroje. Ir ten turbūt kaip ir daugelį agentūrų man teko užsidėti ne vieną kepurę, kiekvieną dieną po kelias vis pasikeitė. Ir vieną dieną aš užsidėjau socialinių tinklų specialisto kepurę ir žinokit, man jinai taip prigijo, kad aš supratau, kad aš noriu dirbti kiekvieną dieną, visą dieną būtent su social media sritimi, kas ir yra digital marketingo dalis. Ir būtent šitoje vietoje save atradus, aš paskui išėjau dar padirbėti in-house įmoniai, būtent irgi su socialiniais tinklais. Ir paskui nusprendžiau, kad eisiu dirbti savo, freelancinti ir tapau freelancerė. Tai čia trumpai mano tokia karjera. Irgi teko patirti ne vieną klaidą. Laura priminė, kaip agentūrai irgi teko palikti klaidą spaudoje kažkur, ar laiške kažkokiam, ar socialinių tinklų įraše. Bet su socialiniais tinklais kartais iš vienos pusės viskas yra paprasčiau su klaidom, kartais sudėtingiau. Čia labai priklauso, iš kurios pusės pasižiūrėsim. Tai bet tai tokia ta mano karjera, nėra dar labai ilga, bet džiaugiuosi, kad šiandien turiu galimybę ją pasidalinti. Taip, ačiū Indrė. Mariau? Aš taip paprasčiau pradėjau po 12 klasės pagalbinių darbininkų, naujininkų muzikos mokykloje. Mano karjera prasidėjo, bet taip rimčiau, jeigu paskui po profesinių, po komunikacijos mokslų magistro aš kažkaip patekau pirmiausiai į komunikacijos sritį, nieko bendro, bet dabar tai čia mes labai skaičių verslas toks, tai žodžiu, bet prieš kokius gerus 15 metų audito ir konsultacijų įmoniai vienoje, ten dar digital tuo metu dar neegzistavo iš principo, o mes tada jau, atsimenu, pradėjom ir podcastus daryti, kai dar net nebuvo tokio termino čia Lietuvoje ir naujienlaiškius ten tokius siūs, žodžiu, tai su digital kažkaip nuo pat pradžių, bet kai atėjau prieš 12 metų jau į tą media planavimo verslą, tai čia labai surezonavo, ką Ąžuolas sakė, prieš tuos 12 ar ten 10 metų būdavo taip, kad visoje rinkoje Lietuvoje, taip įsivaizdavimui, maždaug 60% reklamos laidos biudžetų tekdavo televizijai, tada kokie dar 35% visom kitom priemonėm, radijas, spauda, lauko reklama ir ten keli procenčiukai vyšnia ant torto kažką apie digitalą. Tai dabar paskutiniai kokie jau 3 metai visiškai situacija yra pasikeitus ir kaip Ąžuolas sakė, bendrai rinkoje kas 2 euras nueina į digitalą, ten televizijai tik tai kas 4 euras ir visa kita jau ten tik tai kitom priemonėm. Tai dabar grįžtant į mano darbo specifiką, dabar į skaičius, tai mano ko gero kaip agentūroje procentiškai darbo dalis susijus su digitalu, ko gero yra kokių 80% tam tokiam strateginiam konsultai, tai gal net daugiau negu didžiųjų tokių įmonių rinkodaros skyriuose. Taip, ir labai organiškai perinam prie kito klausimo turbūt. Ir prieš tai, besirašant šitą diskusijai, kalbėjom, kad nebegalima netgi atskirti digital marketingo nuo tradicinio marketingo, nes tai yra tikrai didžiulė marketingo dalis. Ir tiesiog, kadangi tas digital marketingas yra kaip jauna marketingo dalis, tai mums tiesiog tų kompetencijų reikia mokytis.
ir jas suprasti. Ir mes tą matome irgi iš kursų, kur ateina ne vien būsimi digital specialistai, bet ateina ir marketingo vadovai, ir pačių įmonių vadovai, kurie nori suprasti, kaip valdyti digital marketingo procesus, kaip kalbėti su agentūrom ir panašiai. Tai mano klausimas vėlgi jums, kas norės atsakyti, tai kiek kiekvienas marketingistas šiandien turi suprasti apie digital marketingą ir kiek jo turi, nežinau, ar tik valdyti, ar kiek turi iki detalių suprasti, ar kaip jis skiriasi šiandieną tos suvokimo ribos ir kokių, nežinau, ar turite istorijų, nežinau, kad turite visi istorijų, bet tai kiek minimaliai turi suprasti ir kiek patikėti turbūt gali būti ir agentūrai, Laurai, klausimas arba planavimo agentūrai ir kiek jūs norėtumėt, kad marketingistas minimum arba turėtų suprasti ir kokias kompetencijas turėti. Tai Laura. Tai aš matau, kad Ražalas nori pasakyti, galbūt bus įdomu iš inside išgirsti šitą dalyką. Iš agentūrinės gal pusės labiausiai ir tikrai labai norisi, tai yra, kad suprastų bent jau pagrindus. Ir aš manau, kad kiekvienas marketingistas, nesvarbu, ar jisai dirba inside ar outside, jis turi turėti tikrai tos one-on-one iš visų sričių. Ar tai yra medija, ar tai yra performances, ar tai yra kūryba. Ir bent jau tokį pagrindą, bendrą vaizdą, iš ko susideda tas skaitmeninis marketingas, yra privaloma turėti. Nes be to dabar tiesiog nebeįmanoma iš viso marketingė dirbti. Kiek giliai reikia to žinoti, čia jau priklauso nuo pozicijos. Nes turbūt, jeigu, tarkim, CMO pozicijoje, Ąžuolai, kiek pas tave komandai žmonių, man tiesą sakant, net įdomu, aš net nežinau, kiek marketingistų pas tave dirba? 17. Nu tai va, tai jeigu įsivaizduokim tų 17 specialistų ir jisai žinos visą tą 17 žmonių galvose esančią informaciją, turbūt būtų neįtikėtinai didelis kiekis ir marketingo vadovui jau iki ten smulkių detalių žinoti nereikia. Bet kita vertus, tikrai yra ne vieną kartą tekę susidurti su marketingo vadovais, kurie net elementarių duomenų neskaito ir pačių pagrindų net neturi, nes jau ten būna užsilikę kažkur tai ten su tuo klasikiniu marketingu ir tada jau susišnekėti su agentūrom, pavyzdžiui, aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis, nežinau, ar Marius paantrins ar paneigs šitą dalyką, bet mes kaip skaitmena, daug metų buvę kūryba skaitmena, tai yra tikrai labai sudėtingas procesas tiek tam žmogui, kuris jau ateina užsisakyti paslaugų į agentūrą, tiek agentūros pusėje esantiems žmonėms, kurių užduotis yra tikrai labai daug edukuoti, bet jeigu nėra net bazės, tai yra neįtikėtinai sudėtingas darbas. Ačiū, Ąžuolai. Tai aš tai norėčiau tik taip paantrinti, Laurai, kad pagrindinis dalykas yra bazė, tai yra visko žinoti nėra įmanoma. Ypatingai dirba ne agentūroje arba nebūna freelancerių, bet manau svarbu išmanyti tos pagrindus, suprasti savo auditoriją, suprasti, kaip jinai elgiasi elektroninėje erdvėje, kaip veikia tas klasikinis piltuvėlis, ir kaip apskaitai, ką duoda SEO, ką duoda turinio marketingas, ką duoda socialinių tinklų rinkodara, Google Ads, user experience. Ir tada jau, kai tu gali suprasti bent jau į ką reikėtų kreiptis ir kaip tinkamai klausimą ir užduotį galėtum suformuluoti jau konkrečios srities specialistai. Nes tu negali nueiti į gilį dirbdamas įmonėje, tai yra konkretos specialistai, bet tu bent jau turi žinoti, ko man reikia, ko man paklausti. Bet ko labiausiai reikia įmonės ir mums, tai mums reikia žmogaus, kuris galėtų laisvai kalbėti tą suprantamą su specialistais kalba. Kad pamačius skaičius, kai agentūra atsiunčia kažkokį skaičių kratinį ir sako, viskas gerai, pasižiūrėk. Ir tu žiūri ir aš nesuprantu, ar čia gerai viskas, tu man padėk. Tai reikia žmogaus, agentūrų, jau įmonės pusėje, bendrovės pusėje, kuri gali išfiltruoti skaičius, suprasti, kur yra iššūkis, ir tinkamai galbūt netgi pačialinti tą pačią agentūrą. Taip, tai norėjau Indrei, bet dabar Mariau, nes tai gal Mariau lengviau tiesiog išverskit, ką ten siunčiat ir nebereikės mums mokytis į mūsų kalbą. Klausant Ąžuolo, taip šiek tiek pajuokausiu, negerai, jeigu agentūra kratinį siunčia. Agentūra turėtų siūsti įžvalgas ir rekomendacijas, toks būtų. Bet dar gal taip visiškai antrinu, ką sakė Laura, ką sako Ąžuolas. Gal tik papildysiu, stebiu šiaip įdomią iš kitos pusės tendenciją. Dabar, kai jauni digital marketingistai užauga ir patampa CMO organizacijose, tai jie jau užauga ant tokios labai digital fundamentinės bazės
ir nu, jauni akyse žiežirbos, žodžiu, ir toks visą laiką yra labai didelė rizika užkibti ant tokio tipinio šorterminizmo kabliuko, tai yra vaikytis tik tai naujausių trendų digitale, kas šiaip savaime yra būtina savybė digital marketingistam ir apskritai marketingistam, bet reiškia tų trendų vaikymasis ir fokusavimasis tik tai į tokius šorterministinius veiksmus ir rezultatus. Truputį reiškia, dar nežinant arba neturint praktikos rinkodaros fundamentų bendrąja prasme toj temoj, nes kaip praktika rodo, tai tas tik trendų vaikymasis arba tik tai fokusas į šorterministinius rezultatus, nu, jis ilgesnėje perspektyvoje nėra toks efektyvus kaip nuoseklus, toks principinis fundamentais grįstas kartu, reiškia, darbų derinimas su naujausiais trendais. Tai va, gal dar tokia tendencija pastebėtina, sakykime, iš mūsų darbo. Ir čia irgi palinkėčiau taip nenumesti ir fundamentų tiem jauniem digital marketingistam. Jo, TV irgi veikia. Taip, iš tikrųjų mes, kai planuojam tiek Lima digital kursai, tiek apskritai Lima veikla ir mokymai paremti europinių kompetencijų, marketingo kompetencijų žemėlapių ir jų lygiais, tai marketingas turi išmanyti tas tam tikras skirtingas kompetencijas. O digital kursuose mes irgi stengiamės duoti visumą, dėl to, kad kai tu matai visumą, tu supranti, kodėl tau reikia spaudžiati vieną ar kitą mygtuką ir tada pasigrindi ir tada gali miksuoti tarp kanalų, bet labai labai svarbu kodėl. Ir koks yra tikslas, ir kodėl yra efektyvumas ir kada jis gaunasi. Aha, Laura, tik Indrė dar norės. Aha, aš Alvydę dar pagalvojau papildyti į visą tai, kas čia pasakyta, dar vienas dalykas, kuris turbūt iš tikrųjų ką labiausiai reikia išmanyti, ne tą bendrą vaizdą, tai tikrai tiek klasikinio, tiek skaitmeninio marketingo, kad iš viso matyti tiek ilgalaikius ir atskirti, kas yra ilgalaikė, trumpalaikė strategija ir veiksmai, bet turbūt numeris vienas, ką per tiek metų, tiek dėstymo, tiek agentūros patirties turėjau, tai kritinis dalykas, ką turit išmanyti, kai ta prasme naktį pakelti, tai yra tikrai labai gerai išmanyti savo tikslinę auditoriją, mokėti ją pjaustyti, mokėti ją analizuoti, nes be šito jūs ten galite mokėti visus kanalus, taktikas, strategijas, ką jūs tik tai norit mokintis. Bet jeigu nesuprantat savo klientų, jūs tiesiog tų žinių iš esmės negalėsit pritaikyti arba jas pritaikysit ir iššvaistysit begalę pinigų visiškai veltui, kiaurai ir nesąmoningai. Tai čia yra tas dalykas, kur yra privaloma mokėti, o viską kitą galima mokėti jau po truputį tam, kad susidarytum tą bendrą vaizdą. Jo, ir jūsų tikslinė auditorija nebūtinai yra 25-35 moteris iš Vilniaus aukštesnėm pajamom ir 2 vaikais. Taip, ir jūsų vandenį tikrai geria ne absoliučiai visi pasaulyje. Taip, Indrė, tai kokias, jo. Tai žiūrint į freelancerius, man atrodo, mes turim kelių tipų freelancerius rinkoje. Vieni freelanceriai yra, kaip aš sakau, puikūs specialistai savo siauros nišos ir srities. Performance specialistai gali būti meta specialistai, Google Ads specialistai, socialinių tinklų specialistai ir taip toliau, naujienlaiškių ir panašiai. Ir yra kita kategorija, kurią aš taip labiau vadinu generalistai, tai yra strategai galbūt, ne, ir irgi būna smulkesnės įmonės samdosi tokius freelancerius, ypatingai pačioj pradžioje, tai yra labai reikalinga, kol galbūt jie negali in-house pasisamdyti to žmogaus. Tai kalbant apie tą pirmą kategoriją, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip be digital marketingo žinių tu gali gerai atlikti savo darbą. Jeigu tu esi digital marketingo tam tikros nišos specialistas, tu turi puikiai tai išmanyti. Bet to pačiu čia matau ir labai didelį freelancerių pranašumą, kad jie yra įsigilinę į konkrečią vieną nišą, ne, ir jie, jeigu puikiai išmano, tai ir stengiasi tame tobulėti, mokytis, jie gali puikiai atlikti savo darbą, tačiau vienas labai dalykas didelis, kurį pastebiu Lietuvos rinkoje, kad mes esam tokie freelanceriai labai pasinėrę į savo nišą. Ir nepasižiūrime, kas yra šalia mūsų. Pavyzdžiui, jeigu aš esu socialinių tinklų specialistas, galbūt aš visiškai neišmanau, kas yra naujienlaiškiai ir kaip jie veikia. Tai šiokį tokį suvokimą, kaip tai veikia, tikrai reikia turėti ir tam pačiam freelanceriui. Galbūt jisai tiesiog ir nesiųstų naujienlaiškių kiekvieną dieną, bet išmanyti jisai turėtų.
Kai kalbam apie freelancerius, dar labai svarbi sudėdamoji dalis yra ir klientas. Dažniausiai mes bendraujame su marketingo vadovais. Tai vėlgi, jeigu marketingo vadovas išmano digital marketingą, tai man kaip socialinių tinklų specialistų yra vienas malonumas bendrauti, mes puikiai susikalbam ir mes puikiai vienas kitą suprantam. Yra buvę situacijų, kur marketingo vadovas, neišmano digital marketingo ir tada tenka jį edukuoti. Tai tada darbas tampa daug sudėtingesnis, daug sunkiau yra pasiekti rezultatą, visai kitur fokusas yra. Tai bendrai apibendrinant, manau, su kuo čia visi sutinka, kad marketingo specialistų šiais laikais digital marketingo žinios, tai čia yra ne tai, kad reikalinga, čia yra privaloma ir būtina ir mes turim tame tobulėti kiekvieną dieną, nes tai yra tokia greitai besikeičiantis sritis, kad kiekvieną dieną čia atsiranda naujovių ir būtina skirti tam laiko ir dėmesio. Gerai, praleisime vieną klausimą, nes jūs labai puikiai mano kitą klausimą paliečiat. Tai kurgi mokotės ir kur domitės ir kur kaupiate tas naujausias žinias apie digital marketingą? Pasidalinkit, gal kažką ir mums bus naudinga pasiekti. Ąžuolai? Aš tai labai noriu padėkoti agentūroms, su kuriomis dirbame, nes jos tos, kurios ir edukuoja. Tačiau, kaip Marius sakė, kad labai svarbu, kad agentūra ne tik tai siūstų kratinį, bet ir paaiškintų. Tai tikrai labai dėkingas, kad agentūra ateina ir atneša ir kokios naujovės, ir kaip matuoti, ir kas keičiasi. Tai čia didžiulis penas yra ir turtos reikia agentūra, su kuria tu dirbi ir kuri tada tave edukuoja. Manau, tai daro tam, kad ir pačiai būtų lengviau dirbti. Taip. Tai visiškai tik paantrinu vėl Ąžuolui, tai man kaip agentūros atstovai, tai mes esame tokie įsprausti į darbo specifiką, kad kai dirbi su krūva skirtingų sektorių klientų, kurie susiduria su krūva skirtingų iššūkių, o mes kaip konsultantai turim padėti ją spręsti, mes defaultų savo darbe kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro tobulėjam, nes sprendžiam vis naujus iššūkius. Bet, taip sakykime, vėl jaunimui ar ateinančiam čia į darbo rinką ar norinčiam keisti specializaciją į digital rinkodarą, tai yra krūva dabar tikrai internete nemokamų paskaitų Coursera ir Metos ir LinkedIn'o ir Google ekosistemų. Tai čia yra puikia pradžia ir paskui, aišku, ten į specializuotus kaip Limos kursus. Turim ir Limos labai daug, bent jau trendinių renginių, tai ir sekam ir vėl dalinimas naujienomis. Laura, kur tu domiesi? Aš turbūt arčiau geras šio klausimas. Šiaip tai aš iš tikrųjų domiuosi labiau užsienio pavyzdžiais, nes tiek, kiek turbūt per kiek čia dabar agentūrinio to gyvenimo yra 9 metai, tai tikrai labiausiai mokaisi iš to, kad tu nuolatos dirbi su tom, tiesiog pantrinsiu Marijui, nes tu iš to kiekvieną dieną tiesiog to kvapuoji, tuo gyveni, nuolatos gauni update'us. Kas dar yra turbūt čia tokie darbo agentūrose pliusai, tai yra tai, kad tos žinios iš tikrųjų tiesiog ekosistema yra taip padaryta, kad pirmiau mus pasiektų ne vien iš to, kas yra daroma ir eksperimentuojama su klientais, jų poreikiais, norais, skirtingom problematikom ir taip toliau, bet ir pačios platformos, pavyzdžiui, ar ne, digital kanalai patys, ten ta pati Meta, tas pas Google, ten media kanalai, naujienlaiškiai, ar ne, visos pačios platformos jos irgi tikrai yra suinteresuotos ir būtent agentūra šviečia labai labai intensyviai apie visas naujoves, dėl to, kad supranta, kad būtent agentūros tas naujoves ir neš pas tuos inovatorius klientus ir juos ir išedukuos, ar ne, išsitestavę. Tai toks gaunasi, kad užsienio pavyzdžiai, tada pačios platformos duoda labai daug žinių ir daugiausiai išmoksti viską per praktiką darydamas su realiais keisais, dirbdamas nuolatos ir su skirtingais kiekvieną dieną. Taip, ačiū. Indrė? Tai aš labai pritariu tam, kad daugiausiai turbūt iš praktikos išmoksti, bent jau kas liečia socialinių tinklų sritį. Šitą sritį galiu gal daugiausiai kalbėti praktiką, eksperimentai, tai vienas iš tų. Kitas dalykas tai yra stebėti, ar ne, stebėti, kas vyksta apskritai pasaulyje, koks yra kontekstas, kas mus supa. Man labai patinka adweek.com puslapis, kas dirba su socialiniais tinklais. Social Media Today yra irgi toksai kaip naujienų puslapis būtent apie socialinius tinklus. Tai šitos vietos padeda pasigauti tas tokias naujienas, naujoves, kas pasikeičia, kokie pokyčiai vyksta, nes tikrai, kai tu esi freelanceris, nėra irgi taip paprasta tas naujoves susigaudyti, šitie puslapiai padeda. Lygiai taip pat aš esu čia šitam pokalbį alumnė atstovė digital, būtent jūsų kursų. Tai kodėl aš juos pasirinkau, nes lygiai taip pat norėjau šiek tiek praplėsti akiratį. Suprantu, kad
man vien tik tai žinių apie socialinius tinklus tikrai nebeužtenka, aš noriu žinoti daugiau, noriu žinoti, kaip apjungti tam tikrus dalykus. Tai šitie kursai tikrai buvo, sakyčiau, viena geriausių investicijų, nes aš labai aiškiai pajaučiau, kaip dar kursų metu pritaikytos žinios pagerino rezultatą, kurį aš galiu užtikrinti savo klientams, vien tik dėl to tokio bendro suvokimo, kaip veikia visa sistema digital marketingo. Tai tikrai kartais investuoti į mokymus, į specialistus ir va šitose kursuose, kas man patinka, kad yra ne vienas specialistas. Tai tu gali iš įvairių specialistų susirinkti tam tikras nuomonės. Ir tai yra apie Lietuvos rinką, nes aš labai daug domiuosi apie užsienio rinką, bet ką galiu pasakyti, kad tikrai ne viskas suveikia Lietuvos rinkoje ir ne viskas yra tinkama. Tai va šitose kursuose privalumas galbūt didžiausias, kad mes galim iš Lietuvos lektorių gauti, ne, tas žinias. Tai čia būtų mano tokie šaltiniai ir jo, tokie būtų. Ačiū. Taip, ačiū. Kalbant apie praktikas ir jau darbo stiprinę įgūdžius, tai yra ilgą laiką mes turėjom taisyklę nerašytą, kad geriausiai general marketingo mokytis yra mažmeninės prekybos sektoriuose, o tai kur geriausia pasisemti patirties skaitmeninio marketingo srityje, dirbant agentūroje, dirbant mažoje įmonėje ar dirbant, pavyzdžiui, startuolyje. Koks jūsų manymas? Kur geriausia ta didžioji praktika ir mėsmalė? Gal aš galiu pasakyti savo nuomonę, bet kadangi esu tik tai banko atstovas, bet Tik. Aš tai įsivaizduoju, kad mažoje įmonėje turėti digital specialistą, tai iš ko jis mokosi? Tai dažniausiai jis mokosi iš savo klaidų. Tai daug paprasčiau yra mokytis iš kokienos dirbant agentūroje ir pradėti savo darbą būtent agentūroje, kai tu gaudai informacijos, gali pasiklausti, kaip geriau daryti. Na ir jau tada galėjau keliauti, geriau tą pačią temą ar mažesnę įmonę. Bet pradėti nuo jaunam specialistų, nuo mažos įmonės, ant tavęs guli labai daug atsakomybės, nes tu turi būti ne tik tai konkrečios srities specialistas, bet būti tas general vadybininkas ir išmanyti labai labai plačiai. Tai manau, kad yra labai sudėtinga ir labai paprasta paslysti kur nors ant kokio nors posūkio. Tai taip pasidaliau savo nuomonę, kad manau, kad geriausia pradžių mokytis kokio nors didesnė agentūrai, kur tu gali pasisemti žinių ir gauti kažkokių naujų įžvalgų ir nesimokyti iš savo klaidų. Mokytis iš kitų. Aš iš klientų. Iš klientų pinigų irgi. Taip. Tai gerai, Laura, startuolis ar agentūra? Aš tai sakyčiau, labai priklauso nuo to, kur save mato. Pirma, taip labai atvirai ir nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tuos žaliuosius juniors, gandriukus, ar ten visi turi kokius nors pavadinimus jaunuoliams, agentūros netaip noriai ima ir moko, nes pati darbo specifika. Kur geriausia mėsmalė ir daugiausiai išmoks vienareikšmiškai agentūrai. Žiauriai dvejoju, kad startuolis, ten gera mėsmalė vienareikšmiškai, ir tikrai mėsmalė, bet agentūrai sakyčiau vien dėl to, kad yra labai skirtingos nišos ir labai skirtingos industrijos įprastai. Vien dėl to tai yra geriausias turbūt taškas, kur pradėti savo karjerą. Tik tai tiek, kad į tas agentūras tikrai ne kiekviena įsileidžia ir ne kiekviena agentūra įsileidžia. Čia paporinsiu, žinau, kad LBPN yra vieni iš tų, kur mokina tikrai ir ruošia specialistus ir taip godžiai visą mokymų tam programą turi ir taip toliau, bet tai nėra labai dažna iš viso agentūrų rinkoje. Bet aš turiu tokį pasakymą, tai sakė, netaip seniai diskutavau šitą temą ir sakiau, kad jeigu norit pradėti ir labai stipriai, greitai užaugti savo karjeros kelyje ir išmokti labai labai urmų viską ir labai labai greitai, vienareikšmiškai, kiekvienas marketingistas turėtų savo karjerą pradėti metai 2 agentūrai ir tada jūs jau galite eiti, kur jūs norite, į banką, į startupą, į mažą verslą iš principo, nes per tuos metus ar 2 agentūriniam darbe gausit tiek žinių, kiek įprastai inside, ar ne, didesniam ar mažesniam, tam vadinamam inside, tokius 4-5 metus dažniausiai tu renki, kartais net ir daugiau. Per agentūrą metai 2 ir jau tu išeini jau labai labai labai, kaip ten sakė, iškočioti, ne, paspirginti ir išsikočioja. Tai nežinau, ką kolegos atsakyti. Bet rinkitės ten, kur jums atrodo, nes startupai beje irgi yra gera mokykla. Tik tai tiek, kad niša yra dažniausiai kažkuri labai kryptinga. O agentūrai gali gauti daugiau. Taip, Mariau, ir tada Indrė. Galiu, Tai ką mokinat pas save
Ir gerai, kokių digital specialistų nemokinat ir kaip atsirenkat? Kada tą mėsmalę priimti? Nu, gal tikiuosi, ne taip žiauru, bet ir kokios savybės turi būti tų jaunų specialistų arba persikvalifikuojusių, kad priimtumėt į savo agentūrą. Tai ačiū Laurai pirmiausiai už gražų žodį čia apie mumis. Bet gal iš tikrųjų, nu, tai vat, kiek jaučiasi, kad esam tokia truputį kitokio požiūrio agentūra rinkoje ir nu, mes iš tikrųjų, kaip pasakyti, suprantam, kad digital marketingas, nu, žiauriai kompleksinė sritis yra žiauriai daug skirtingų profesijų ir žinių reikalaujantis sritis, tai nu, mes kaip didžiausia digital first agentūra turim tą prabangą dabar jau turėti labai daug skirtingų sričių specialistų ir mums tipiškai augančiai agentūrai mums jų reikia nuolatos dėl augimo, žodžiu, tų naujų specialistų. Tai pas mus viskas yra žiauriai paprasta. Nu, mes ypatingai tam junior lygmeniui niekada neprašom ten kažkokiu jau iš karto, kad ateitumėt su žiniom, ateikit su vaibu geru, ateikit su degančiom akim, pasimokę ten tų pradmenų, kokiu nors ten Google ar Metos nemokamų kursų, ateikit su noru dirbti, o mes jūs per kokius 3 mėnesius pastatysim iki kieto digital specialisto ir jūs pačiupinėsit įvairias rytis, nes va, čia gal taip takoskyra su startupais yra dabar tikrai, startupai yra turbūt madingesni karjeros pradžiai negu agentūros, truputį pasikeitė šitas yra, kai aš pradėjau, tai visada ten ir kūrybos, ir medija, ir visos kitos agentūros būdavo toks noras karjeros startui, tai gal dabar startupai štai yra perėmę, bet su startupais, nu, su visa pagarba jiem, bet ten kai įpuoli jaunas žmogus, ten toks vis tiek įpuoli tokį truputį didžiulį mechanizmą ir esi toks, nu, sakykime, sraigtelis, gerąją prasme, nes ten labai lendi į, nežinau, SEO gilį arba ten į PPC gilį. Ir va čia vėl klausimas, ar paskui, ar jaunam žmogui taip iš karto, taip nerti gilį, nepačiupinėjus kitų sričių ir ten tą sunkiau būna padaryti, o mes default duodam pačiam tokiam karjeros pačioj pradžiai pačiupinėti visas įmanomas digital rinkodaros sritis ir tada jau kur žmogus geriausiai jaučiasi, kur jis ten geriausiai per tą 3 mėnesių ant kojų statymo procesą, kur labiausiai užsikabina, ten mes esam lankstus jį pakreipti. Tai va čia gal toks turbūt skirtumas yra ir paskui natūraliai, arba ten, va, tas labai geras yra kokių 2 metų laikotarpis, kai pasimato, ar žmogus dega savyje konsultingu, nes agentūros verslas yra apie konsultavimą klientų ir apie įvairių verslų skeilinimą. Ar jam vis tik tai yra įdomiau kažkur nerti vieną sritį ir giliau, tai tuomet jau neriama giliau kažkuriam startupė. Tai va turbūt tokie būtų pamastymai. Taip, Indrė, kodėl tu jo? Mėgstu sakyti, kad geras freelanceris visada buvo geras samdomas darbuotojas, ne kitaip negali būti. Tai aš sutinku su tą nuomonę, kad tu nešoksi iš karto į freelancerio poziciją, labai retas atvejis, kad šoktum ir puikiai sektus, vis tiek reikia to know-how, reikia pasimokyti iš kitų klaidų ir visiškai su tuo sutinku. Tai man asmeniškai buvo ir aš kartočiau tą patį, tai eičiau jaunam amžiui į agentūrą. Dėl to, kad ten teko dirbti su įvairiais projektais, pasimatuoti daug kepurių ir tai buvo naudinga ne tik dėl to, kad aš atradau, kuri digital marketingo sritis man patinka, bet lygiai taip pat aš išsibandžiau dirbti su skirtingo segmento verslais. Tai aš supratau, kad, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, grožio sritis man patinka, bet yra sričių automechanika, pavyzdžiui, kuri man visiškai nepatinka ir aš negalėčiau galbūt su to dirbti. Kas freelanceriui irgi labai praverčia, nes tu atėjęs freelancing, tu jau žinai, su kokiais projektais tu nori dirbti, su kuriais tau yra gera dirbti, automatiškai tu sugeneruosi daug geresnį rezultatą nei tada, kai sėdėsi ir kankinsiesi. Tai aš esu už tai, kad pradėti turbūt nuo agentūros. Dėl startupo negaliu pakomentuoti, nesu bandžiusi, tai nepasakysiu, bet turbūt irgi gera vieta. Tai pradėjus nuo agentūros ir tada jau galima eiti žygiuoti toliau, atsirinkus tai, kas iš tikrųjų mums patinka. Bet dar irgi noriu pabrėžti, kad labai svarbu įsivertinti, kokie mes esam kaip asmenybės, kokie yra mūsų charakterio bruožai, nes tikrai esu mačius savo akise, kai žmogus atėjęs į agentūrą po kelių mėnesių subirėjo. Tai tiesiog svarbu labai svertinti ir savo emocinius pajėgumus. Taip, tai ką, nueisim iki to irgi, tik tai noriu irgi dar Ąžuolo trumpai paklausti apie kaip tu atrinkinėjai savo digital marketingo specialistus, į kokias savybės tu, asmenės savybės, jeigu jūs kreipi dėmesį ir tada Laura. Tai paprastai, duodam užduotį su
dvi užduotis. Tai viena yra susetapinti kampaniją, kita pabriefinti agentūrą. Ir žiūrint, kaip sekasi. Bet čia gal tik dar vieną dalyką noriu pasakyti, nes kartais atrodo, kad ta digital rinkodara yra labai tikslus mokslas. Viskas skaičiais, viskas pamatuota, viskas yra labai aišku. Bet aš kartais taip pagalvoju, kad atgal agentūrų žmonės gali pasakyti, kiek online reklamų pamato vartotojas per dieną? Ar žinot? 6000 plus. 6000 plus. Tai įsivaizduokite mes, net jeigu dirbame skirtingose sferose, bankas, ir paimkime kokią nors, autoservisas ar dar kažkas, mes visi esam tarp tų 6000 ir mes visi kovojam dėl vartotojo dėmesio. Ir jeigu mes visi digital specialistai yra išmokyti pagal tos pačios kanonus dirbti, tai jie tapsime to pačiu užėjimu ir bando tą pačią mechaniką pataikyti į klientą. Tai kur laimi kūrybiškumas. Tai labai noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra ne tik tai tie skaičiai, bet kiek yra svarbu suprasti klientą ir kaip kūrybiškai prie jo prieiti. Ir šitos dalies reikia taip pat ir nepamiršti. Tai manau, kad atrenkant irgi žmonės yra labai svarbu įvertinti jų kūrybiškumą. Taip. Nes tik taip galim išsiskirti tarp tų 6000 reklamų. Taip. Aš taip pagalvojau dar visiškai irgi pritariu Ąžuolui, vienareikšmiškai tai yra super svarbu, bet tai yra kartu, man atrodo, labai dažnai siejas ir su tom degančiam akim ir noru ir lankstumu. Bet kažkaip mes čia labai nuvertinom, labai išpopinom, dabar šiek tiek išaukštam agentūras, viskas šiaip fainai. Taip, grįšim. Agentūrose žmonių tikrai reikia, prašom, ateikit. Tie, kurie išgyvena, pasakys. Jo, tie, kurie išgyvena, bet šiaip beje, čia turbūt atskira yra gerokai tema ir jau nebėra tas laikas, kada keičiasi tos ir agentūros ir išgyvenimas, nebėra jau toks išgyvenimas, koks tai, tarkim, atrodė agentūrose prieš 10 metų, bet man atrodo, mes ir šiek tiek gal nuvertinom ir tą smulkų netgi verslą. Ta, ką sako ir sakė Ąžuolas, tai yra tikrai vienareikšmiškai svarbu, ant to skaitmeninio digital specialisto, ar ne, pečių nugula tikrai labai didelė atsakomybė. Tai mano vienintelis patarimas, tikrai, jeigu dabar dirbate kažkur ten smulkiam versle, tikrai ir ten skaitmenos specialistų, nemeskit to darbo vien dėl to, kad čia mes pasėdėjom, padiskutavom ir pasakėm, kad čia kažkur kitur jūs daugiau išmoksite. Taip, pirmiausia, tikrai nebūtinai. Antras, bet vieną dalyką tai tikrai įsivertinkit. Jeigu dar pradėjot mokytis, ir nesvarbu, ar nuėjot pat freelancing, galbūt dar nesu ten tokia didžiulė, ten plačia patirtim, ar nuėjot jau į ten specialisto poziciją į smulkų verslą, kuris neturit iš ko mokytis, tai testuokitės bent jau ir neišvaistykit labai didelių pinigų nuo pat pradžių, nes po to tas smulkus verslas ir gali, ne visai išgyventi. Bet tai nereiškia jokiais būdais, kad tai yra bloga mokykla. Tai yra gera mokykla, nes dažnu atveju jūs turėsit pakankamai nedidelius biudžetus, ant kurių irgi galėsit išmokti ir tą fundamentą išmokti savo kailių, kas tikrai nėra blogai. Tai nenurašykim vienu žodžiu tų smulkių verslų. Tą norėjau pasakyti. Taip, tai jo, labai įdomiai krypsta diskusija, atrodo, kad mano klausimus jūs matyt. Tai grįžtant tada apibendrinant, skaitmeninio marketingo specialistas, žinoma, yra irgi, vėl kaip ir marketingis, labai daug yra labai krypčių, bet kokių savybių ir įgūdžių reikia digital specialistui, ar kada rinktis, labiau koncentruotis, ar eiti labiau generalistą, ar nežinau, ar labai patinka skaičiavimais, nes dažnai sakom, kad marketingistas yra drąsus ir ekstravertas, bet daugelis jų yra intravertai. Tai jeigu kada kur rinktis ir ar yra kažkokios išskirtinės savybės, kur labiau eiti, nežinau, į digitalo kažkokią kryptį, kaip Google Analyticsai, kai tau patinka skaičiai ir nepatinka žmonės, ar eiti agentūrą, kai patinka žmonės, bet mažiau, nežinau, skaičiai. Tai ar yra kažkokios, ar pastebėjot kažkokį skirtumą ir ko? Laura. Bet čia mano požiūris, aš manau, kad gal netgi ir paprieštaraus. Aš manau, kad karjeros savo pradžioje tai imkit reikit, nes jūs, tai ką Marius sakė prieš tai besimokant, ar ne, imkit ploti.
Nes tam, kad tu suprastum, kas tau patinka, pirmą reikia pločio. Ir aš savo karjeroje tikrai mačiau ne vieną jauną žmogų, kuris atėjo ir sakė, o Dieve, aš nedraugauju su matematiko, Dieve, kaip man nepatinka skaičiai. Ir dirba performance, išsišiepti ir sakė, nebepatinka man ta kūryba, fainai, aš ten noriu kas nuo karto merkti pirštus, bet iš tikrųjų man žymiai įdomiau sėdėti prie tų Excelio lentelių, ar ten analizuoti data ir jie puikiausiai jaučiasi. Ir lygiai taip pat mačiau atvirkščiai, kur ateina, sako, ne, aš čia labai esu nekūrybiškas žmogus, man čia, bet aš čia ten setupinsiu reklamas, viskas gerai ir tada tampa tikrai puikiais strategais, turinio strategais, kūrėjais, bendradarbiauja puikiausiai su dizaineriais, copywriteriais arba patys netgi rezultate atranda savo talentus. Tai aš labai nuoširdžiai rekomenduoju jauniems besimokantiems žmonėms leisti savo pakvepuoti ir mokytis į plotį kurį laiką ir tik po to pradėti gilintis ir eiti į gilį. Nes taip jūs laimėsite daugiausiai, skaitant to, kad ir gausit pilną bazę ir tą pilną vaizdą ženkliai geriau, negu iš karto pasimsit tą vieną mažą ir iš karto į giliai. Taip, Ąžuolai. Aš tai gal tik tai paantrinsiu ir pridėsiu dar, ko reikia, tai aš manau, kad čia yra sritis, kuri yra pastovi, reikia mokintis. Taip. Čia yra tai yra sritis, kurie labiausiai vyksta, dažniausiai vyksta evoliucijos ir revoliucijos. Reikia nuolatinio persikvalifikavimo. GDPR, pokyčiai dėl kukių, artificial intelligence, nauji tūsai, važiuokit, tik to, kas atėjo, vėl visi mokosi. Tai čia, žinokit, kai įžengsite šitą sritį, tai būkit nusiteikę, kad reikia pastoviai mokintis. Šiandien nėra, kad atlankiau kursus, gavau diplomą, aš esu specialistas ir jau viską žinosiu. Ne, po poros metų, gal netgi kelių vėl mėnesių, vėl kažkas naujo atsiranda ir reikia pastoviai mokintis. Bet kai galvojate, tai nusiteikite, kad yra nuolatinio augimo fazė. Taip. Nors iš tikrųjų digital nėra taip jau kasdien besikeičiantis sritis, nors atrodytų iš pirmo žvilgsnio, bet jo, pokyčių tikrai yra daug daugiau nei klasikinė marketingė. Indrė? Laura ir Ąžuolas iš tikrųjų pasakė tai, ką norėjau pasakyti, nes mano mintis yra tai, kad nesvarbu, ar tu esi labiau tas žmogus, kuris mėgsta dirbti su duomenimis, ne, su tiksliais tokiais dalykais, o gal tu esi labiau kūrybinis žmogus, čia gali atrasti digital marketingę save ir tikrai atrasti savo kažkokią poziciją, bet vienas iš svarbiausių dalykų tai yra nuolatinis noras tobulėti ir mokytis, nes čia nebus baigtinio taško, kad va, išmokau, atsisėdau ant sofkutę, žiūriu Netflix, atsikeliu 9 ryto einu dirbti ir nieko papildomai nesidomiu. Čia reikia domėtis. Bet dar vienas dalykas, kurį turbūt išskirčiau, tai yra, kad žmogus turi būti pats iš savęs inovatorius. Jisai turi siekti ir norėti naujovių ir nebijoti rizikuoti ir eksperimentuoti. Ir man atrodo, digital marketingė tikrai yra labai svarbi ir tampa vis svarbesnė ta eksperimentų zona, kuri yra. Tai ta drąsa ir rizikos prisėmimas irgi labai svarbu. Ir nebijoti klysti, nes tikrai nežinau, neužduosiu, bet kalbant apie pinigus, tai kiek daugiausia esat išvaistę pinigų, bet vėl į ką reiškia išvaistę. Man labai patiko tai, kad digitalas tikrai leidžia mums eksperimentuoti, tai vadinasi, kad suprantame, kad daug yra geresnių sprendimų negu blogesnių, bet testingas ir panašiai. Iš kitos pusės, kuo man žavu dirbtinis intelektas, ir dirbtinio intelekto revoliucija parodė tai, kad jums neužtenka eksperimentų A/B testingo. Geras AI ekspertas tampa geras, kai padaro 100 000 arba 200 000 paveikslėlių, po to sugeneruoja, tada jau tampi geras specialistas ir tada supranti, kad neužtenka 1 ar 10 000 kartų klysti, tau reikia beprotiškai didelio mokymosi, klaidų ir tobulėjimo, nebūtinai klaidų. Tai aš dar truputėlį apie pinigus grįžtant taip pat, ne vien, kad juos išleisti, bet juos reikia uždirbti. Tai jeigu lyginant vėlgi į galimybės ir perspektyvas digital specialisto, tai žiūrint į skelbimus, tikrai galima pastebėti, kad digital specialisto atlyginimai bent jau skelbimuose yra didesni negu kartais generalisto. Tai jūsų manimu, kokia yra situacija, Ąžuolai? Kokie yra skirtumai ir kuris marketingistas be marketingo vadovo ar CMO gali uždirbti, kokios srities marketingistas gali uždirbti daugiausiai? Aš tai žinokit, neišskirčiau ar generalistų, ar tie, kurie eina į gilį rinkodaros specialistų, kalbant apie digitalą, ar žmonės, kurie galvoja labiau apie brandą.
aš gal tik tai pasakyčiau tai, kad šitas rytis, jeigu pasižiūrėti į tai, kas vyksta pastaraisiais metais, gal galėčiau pasakyti taip, kad apskritai medija vartojama apie 9 valandas Lietuvoje per parą. Skirtinga. Yeah. Digital media vartojama yra 5, prieš 7 metus 2,5 valandos. Tarsi 2 kartus padidėjo digital media vartojimas. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra toks tyrimas Global Media Budget Plans, kur apklausė įmonės, kaip jos mato, kur jos dažniau investuos, į kokius kanalus. Tai ką tos įmonės sako, tai kad printas trauksis, televizija, radija augs iki 10%, o digitalas augs 20-30%. Tai turiu meni, kad įmonės ir toliau investuos į digitalą ir tai bus pagrindinis kanalas. Dabar šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje aš tokių duomenų neturiu, bet dabar digitalas jau sudaro nuo visų medijų investicijų 70%, prieš 4 metus buvo 50%. Tai, taip, jie ten turi daugiau platformų, ir Netflixas, ir TikTokas, bet viskas, kas yra, čia yra tai, kur mes būsime po 3-4 metų. Tai žiūrint į priekį, šitas rytis, tai tik toliau evoliucionuos, tik daugiau bus pinigų dedame į šitą kanalą ir tik daugiau reikia specialistų. Tai aš sakyčiau, ateitis yra labai šviesi. Taip. Indrė? Aš darbo skelbimų visai nežiūrėjau, tai sunku pasakyti, bet kalbant iš freelancerių perspektyvos, ką aš pastebiu Lietuvos rinkoje būtent šiuo metu, tai performance specialistai, freelanceriai būtent tikrai uždirba bene daugiausiai. Taip pat labai populiarėja naujienlaiškiai, nes naujienlaiškių specialistų kaip freelancerių ganėtinai trūksta rinkoje, tai pat kam aktualu, galbūt norėsite pasiimti šitą dalį, nes tikrai labai trūksta automatiškai, daugiau jam ir moka, jeigu tikrai yra geras specialistas. Bet šiaip žiūrint iš freelancerio perspektyvos, tai čia limitų nėra, svarbiausia būti tikrai gerų specialistų, atlikti savo darbą gerai, puikiai ir tu galėsi uždirbti, gyventi iš to visiškai laisvai. Taip. Laura? Kaip nežinau, ko čia papildyti, man atrodo, labai atsakė teisingai. Šiaip, man tai atrodo, paprašiau čia šiek tiek. Oficialiai darbo skelbimuose tikrai konkrečiai iš digital srities, tai performance specialistai turi didžiausius ten atlyginimų tos rėžius, bet viskas yra ženkliai paprasčiau. Jeigu tu esi geras specas ir nesvarbu, ar tu kūrybininkas, ar tu medija žmogus, ar tu projektų vadovas marketingo, ar tu CMO, ar tu copywriteris, visiškai absoliučiai gyvensi tu ramiai ir uždirbsi tos pinigus ir tau mokės dėl to, kad tu esi geras specialistas. Ir mūsų rinka Lietuvos tikrai nėra didelė, marketingo bendruomenė yra dar mažesnė, skaitmenos specialistų yra dar mažesnis ratas, lyginant su generalistais, ar ne? Ir jeigu tikrai žinosit, ką darot, degsit tuo, ką darot, žinosit, ką darot, išmanysit, inovuosit, testuosit, turėsit ką patarti, tie pinigai ir atlyginimas ateis iš principo bet kurioj marketingo srityje. Bet čia net nebūtinai marketingo, manau, kad čia didžioji daugumoje. Ir kas turbūt dar svarbu, svarbu paminėti, kad digital marketingas leidžia vėlgi kapstytis dirbti ne vien tik Lietuvos dirboje, su digital marketingu atsiveria visas pasaulis ir ne vien startupuose, kas daug lengviau turbūt atsiveria negu atsiverstų tradicinę marketingą, nes vėlgi labai daug rinkų, agentūrų, labai daug supratimo, digitalas vis tiek yra toksai general pasaulyje panašesnis, aišku, rinkos labai skiriasi, bet ir ką matome iš tikrųjų ir kur mūsų tikslas tiek Limos stiprinti marketingą Lietuvoje, bet marketingistus ne tik atsivežti ir mokyti iš pasaulio naujovių, bet mums labai svarbu ir ką matom, kad lietuviai yra ne ką blogesni ir jie jau senai gali ir moko ne tik lietuvius atgal, bet ir viso marketingistus visame pasaulyje ir tikrai tiek startupai, tiek agentūros turi kuo didžiuotis. Ir paskutinis klausimas, nebent Marius norės pasakyti apie kainas, bet matau šypseną. Paskutinis klausimas yra, kokį patarimą būtumėt norėję gauti karjeros pradžioje, arba kokį patarimą norėtumėt duoti iš šios dienos perspektyvos mūsų digital specialistam, būsimiem, arba keičiantiems karjerą, kad jiems pasiektų dar lengviau. Tai Mariau.
Galiu, tai taip dar čia grįžtant, kokių savybių reikia tam digital marketingistui, tai aš visada sakau, kad tiek digital marketingistui, tiek, nu, aš esu tos atstovas tos temos, kad digital rinkodara kaip terminas, jinai prasmę praranda ir tiesiog rinkodaristui, kuriame digitalas, nu, ten sudaro 80% jų darbo laiko, tai rinkodaristui svarbiausia savybė apskritai yra smalsumas, mano subjektyvia nuomonė, nes nu, čia mums visada reikia naviguoti tarp labai skirtingų temų, tarp labai skirtingų verslo sričių, tarp labai skirtingų iššūkių, tarp labai skirtingų kanalų, approachų ir taip toliau. Ir va tas toksai nuolatos kėlimas klausimo, o kodėl taip ir ar galima geriau, ir kaip tą geriau pasiekti. Tai va, jeigu tas smalsumo genas, kuris beje yra ištreniruojamas, tai jeigu tas smalsumo, tas genas yra, tai bet kurioj rinkodaros srity, įskaitant ir digital rinkodarą, jeigu laikomės to termino, nu, va, jeigu jis yra, tai tada šviesi ateitis, ateini, klausi, gilinėsi, mokaisi, analizuoji, ką ten besimokydamas prisetapinai ir optimizuoji. Tai ateitis tada tikrai šviesi, jeigu yra smalsumo genas. Tai to labai labai savo nuolatos linkiu neprarasti šito ir labai labai jums visiems irgi šito linkiu. Taip. Ir mokymasis iš savo asmenės patirties, žinokit, net mūsų amžiuje ir labai labai smagu. Sudėtis nėra lengva, bet yra kažkoks visiškai pakeičia, nežinau, darbo dienos eigą ir pakeitimas aplinkos ir temos, kiti žmonės ir kiti klausimai yra iš tikrųjų žavi. Ir ką aš dar išmokau, kad bestudijuojant mes turime laiko atsakyti tam tikrus strateginius klausimus, kur dažnai nelieka laiko. Ir tobulinti yra kiekvieną dalį. Ir mano verslo partneris dažnai sakydavo, kad jeigu viskas gerai kompanijai, tai ją reikia uždaryti, nes nebeauga. Tai jeigu viskas paprasta ir nebeįdomu, ir nebėra kur augti karjerai, tai turbūt irgi reikia ją uždaryti. Bet čia dar ne paskutinis žodis. Indrė, tavo patarimas? Tai turbūt palinkėčiau ir savo, ir turbūt visiems kitiems neprarasti to ūpo nuolat tobulėti ir mokytis. Čia svarbu bet kurioje srityje, lygiai taip pat ir digital marketing srityje. Tai manau, kad tai yra tai, kas mus labiausiai veda į priekį. O kai jau prarandam tą norą tobulėti ir mokytis, nu, tada jau metas galvoti turbūt apie pensiją ar kitus kažkokius reikalus. Tai tiek. Ačiū. Ąžuolai? Aš taip patarsiu nenerti visą galvą tiesiai kažkokią aiškę specializaciją. Sritis yra labai plati, pasičiupinėkit viską. Pasižiūrėkit, kas yra arčiau širdies, nes būsite geri specialistai tik tada, kai darysite tai, kas jums iš tikrųjų, kas jums patinka, kas jūs veža. Tai eikit, va čia po kelis kartus sakėm, į plotį, pasičiupinėkit, pasibandykit, atraskit, kas labiausiai patinka, tada jau nerkit ir bus įspėsas. Nuostabu, ačiū, Ąžuolai. Laura? Tai aš čia visiems trims paantrinčiau, tai pagalvojau, kad aš tai tokį rimtą pabaigą darysiu. Ta prasme, visi prieš tai irgi buvo labai rimti ir svarbus. Mano patarimas yra toks, kad tada, kai mokysitės taploti ir tada, kai eisit į gilį, išmokit atsakyti į klausimą, kodėl. Dėl to, kad marketingo specialistai, mes tikrai esam tos disciplinos žmonės, kurie turi šnekėti ir su CFO, ir su CEO, ir su agentūrom, ir su kūrybininkais, ir su visom pusėm, kurios yra suinteresuotos. Ir viena iš tokių gal net problemų, sakyčiau, kurią matau augančių specialistų dar kol kas kartoje ir turbūt sunkiausiai tokia treniruojamas tas raumuo, tai yra jų gebėjimas argumentuoti, kodėl jie priema vieną ar kitą sprendimą. Net jeigu tai kartais atsakymas yra intuityviai, jaučiu, kad taip šį kartą reikia, nes šitas dalykas paeis. Tai kartais net ir toks atsakymas, tai yra vis tiek bent jau atsakymas į kodėl. Tai treniruokit raumenį, atsakyti, kodėl priimat vienokį ar kitokį sprendimą marketingė ir su dar 3 prieš tais buvusiais dalykais busit nesunaikinami. Taip. Ir turbūt tikslas labai svarbu, pagrindinis marketingisto tikslas yra vertės kūrimas vartotojui. Tai kaip ją kurti ir kodėl daryti būtent tuos sprendimus ir kodėl būtent tie sprendimai tą vertę geriausiai ir kuria. Ir ta intuicija po 20 metų visai, žinokit, ne tik intuicija, ar po tam tikras patirties.
Tai ačiū Jums labai už diskusiją. Man bent jau buvo įdomu, tikiuosi ir klausytojams. Su mumis buvo SMP, Swedbank pardavimų valdymo ir rinkodaros departamento direktorius, metų CMO Ąžuolas Zubkonis, laisvai samdomo socialinių tinklų marketingo specialistė Lima Digital kurso alumnė Indrė Šekienė, BPN Intense klientų vystymo vadovas, Lima Digital kursų lektorius Marius Marčenkovas ir SMP buvusi ilgametė kūrybos agentūros vadovė, marketingo konsultantė, Lima Digital kursų lektorė Laura Domarkė ir aš, Lima direktorė Alvydė Paimaitė. Tai ačiū Jums visiems, kad buvote kartu ir Jūsų lauks įrašas. Ir primenu, jeigu turite klausimų tiek karjeros, tai kviečiame į Lima konsultaciją, į Lima renginius ir į Lima bendruomenę, nes kartu augti blogais laikais ir gerais laikais yra daug lengviau, nes mums palaikymo reikia ir jį galite rasti kartu bendruomenėje. Tai laukiame Jūsų prisijungiant. Ir ačiū visiems ir gražus vakar. Iki. Ačiū, iki. Tiesiog